Sveiki, bičiuliai. Sveiki, geros valios žmonės. Sveiki, ponai ir ponios. Aš turiu jums tokią žinią. Esu Gintautas Markešius, Lietuvos neįgaliųjų rekordininkas. Praeitais metais padariau 2 rekordus. Pirmas, iš Klaipėdos į Vilnių nuvažiavau savo treniruočių. Antras rekordas, aš apvažiavau visą aplink Lietuvą, visą Lietuvą apvažiavau aplink. Ir tada filmavo tą rekordą, fiksavo visos televizijos, LNK, TV3, Lietuvos televizija, Delfi, Lalūno radijo ir XFM. Jau ten, nežinau, Google surinkus Gintautas Markešius, tą galima daug visų reportažų apie mane atrasti. Dabar tai žinia tokia. Dabar šią vasarą, liko porą mėnesių, laikas eina, aš planuoju savo 3. tokį kelionę, nes praeitais metais Lietuvos televizijos klausė, o kas toliau? O toliau 3 šalis – Lietuva, Latvija, Estija, paminint Baltijos kelią. Ir minint tą kelią, aš planuoju apvažiuoti ne tik iš Vilniaus į Taliną, bet išvažiuoti iš Klaipėdos ir apvažiuoti per Rygą, Jūrmalą, Latviją, per Estiją, per visą tą aplinkui, per Pernų, per Daupilis ir per apačioje, per Druskininkus, Marijampolę ir tiesiog atsidurti vėl Klaipėdai. Gal truksiu tai 1,5 mėnesio, gal 2, nežinau, čia nesvarbu galų gale, nes nėra niekas iš neįgaliųjų tokio atstumo nuvažiavęs. Tai yra išskirtinis pasiekimas. Ir tai truks man, tai galbūt apie 4000 kilometrų suvažiuosiu per tą įvykį. Dabar šitai kelioniai, šitam dalykui, visi dalykai pasiekime, reikalingas lėšos, reikalingos medžiagos, reikalinga pasiruošti, reikalinga dviratį, reikalinga apranga, reikalingas apgyvenimas, maistas, daug reikalinga lėšų, bet kokiam sporte. Aš ieškau šiuo metu rėmėjų. Tai va tokių rėmėjų galite būti ir jūs. Jūs galite savo lėšom, aš įdėsiu savo sąskaitos numerį, banko sąskaitos numerį ir jūs galite būti mano rėmėjais, galite pervesti man kiek jums negaila, ar nors ir porą eurų, man tai džiugina, bet bele kokia jūsų parama, man džiaugsmas. Ačiū jums.